Sveiki, girdite Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidę Kotylį istorikai. Aš istorikas Marius Emužis, su manimi kolega istorikas Antanas Terleckas. Labas, Mariu. Šioje laidoje mes pakalbėsime apie pilietinį pasipriešinimą per moterų dalyvavusių pasipriešinimuose, ar tai ginkluotam ar neginkluotam prizmę. Netrukus paaiškinsim, kodėl čia toks laidos sumanymas. Bet gal ir paaiškės nuo sekančių eilučių, nes laida yra tinklalaidė sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Ir taip pat informacija, kad visiems besidomintiem ne tik istorija, bet ir tuo, kaip reikėtų orientuotis pilietinio pasipriešinimo atveju, pravartu apsilankyti krašto apsaugos ministerijos sukurtame interneto puslapyje, tinklalapyje pasipriešinimas.kam.lt. O gilinti žinias mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo ir kitomis temomis informacinėje edukacinėje platformoje Mobilizacijos mokykla adresu mobilizacijosmokykla.lt. Nesunku atsiminti, praėjus mokymus dalyviai gali testuoti įgytas žinias ir įgyti kursų išklausimo sertifikatą. Aš pats užsiregistravau, išklausiau kursą, atlikau testą ir gavau sertifikatą. Nebuvau niekaip įpareigotas iš krašto apsaugos ministerijos tą daryti, tiesiog buvo įdomu. Buvo įdomu, kodėl? Todėl, kad ruošianti šiai laidai, aišku, natūralus klausimas, tai kas tas pilietinis pasipriešinimas, kaip jisai suvokiamas iš institucijų pusės. Ir buvo visai įdomu. Jo labiau, kad jie pradžioje turi ir tokį istorinį intarpą ir ten kaip pilietinio pasipriešinimo pavyzdžius pateikia sukilimą, aišku, 19 amžius, Valančiaus blaivybės sąjūdis, kaip pirmas neginkluoto pasipriešinimo atvejis knygnešiai, nepriklausomybės kova ir savanoriai, neginkluota rezistencija sovietams okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje, čia Romas Kalanta, taip pat Dainuojanti revoliucija, 91 metų sausio įvykiai. Ir aišku, natūraliai turbūt istorikai ir mes su tai Antanai turbūt ginčytumėmės gal ir nesu visko sutiktume, arba turėtume kažkokių tai kontrargumentų ar klaustume kodėl. Tai čia tikrai ne tas gal tikslas, gal ateityje, kada nors mes apie tai pakalbėsime. O šiandien tiesiog pabandysime per moterų prizmę, per moterų pavyzdžius pasižiūrėti, kaip gali civiliai prisidėti prie krašto gynybos, paprastai taip tariant. Tai turbūt, Mariau, aš tai vis tiek pirmiausia noriu tavęs paklausti, tu vis tiek esi šios konkrečios laidos sumanytojas, šios temos sumanytojas, tai kodėl tu pasiūlai šią konkrečią temą, kodėl būtent moterų pavyzdžiai yra svarbus, kalbant apie pilietinį pasipriešinimą ir ką jie, tie istoriniai pavyzdžiai mums pasako? Tai turbūt sumanymas kilo, kai kalbėjome ir galvojame apie kaip čia per tą temą, per tą prizmę ateiti, tai aišku, iš įdirbio, nes natūralu, kad mastai ir galvoja apie tai, ką esi jau nuveikęs. Tai mes su kolegomis esame ir parodą parengę, ir mano knyga Partizanė kažkiek tą kabino, ir aišku, ir knygoje neatsispindėjo, tai nes ir ne tas tikslas buvo, bet aš daug apie tai skaičiau. Tai natūralu, kad tas klausimas yra ir tos žinios yra. Dabar kodėl moteris? Tai čia du dalykai, sakykime, taip dar toks disclaimeris gal, kad bent jau šioje laidoje mes bandysime pasitelkti moterų pavyzdžius tik kaip pavyzdžius, nes šiaip tai yra, tam tikra prasme ir feminizmo studijų objektas, tai yra moterų padėtis ir moterų klausimas kovose ir ginkluotose kažkokiuose sukelimuose ar pasipriešinimuose yra nagrinėjimas atskirai, kas šiaip irgi dabar jau istoriografijoje stengiamasi apjungti tą, pavyzdžiui, jeigu tai antras pasaulinis karas, labai dažnai būdavo women at world wars, ar ten, moteris pasauliniuose karuose ar antrajame pasaulinėme kare, dabar jau natūraliai, nes apie tai buvo nekalbama, tai dabar jau bandoma į tai įtraukti bendrą pasakojimą, papasakoti, kaip tai, kuo tai aktualu bendram, reiškia, pasipriešinimui, judėjimui ar kažkokiai tai kovai. Čia dar galim bus tų pavyzdžių pateikti. Tai mes čia labiau žiūrėsime kaip į konkrečius pavyzdžius, kodėl moteris, nes natūralu, ilgą laiką, čia praktiškai jeigu apie Lietuvą kalbam, tai iki šios dabartinės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, moteris negalėjo dalyvauti ginkluotose pajėgose. Tai nei tarpukario Lietuvoje, nei, čia partizanais mes irgi praskleisime tą šydą, tai žinome, kad buvo moterų partizanių, bet tai nebuvo tai viskas paprasta. Na ir aišku, tada natūraliai jos vis tiek prisidėdavo, tai yra kažkur tas indėlis buvo, ir, sakykime, tarpukariu čia ir šaulės taikos metas, tada pakalbėsime apie nepriklausomybės kovas irgi prisidėjo ir
per jas pasimato tada, kaip civilis žmogus, čia šiuo atveju visiškai nebesvarbu, kai mes kalbame apie šiandieną ar vyrai ir moteris, nes lygiai taip pat ir vyrai ir moteris gali dalyvauti ginkluotėse pajėgose ir ginti ginklų dabar kraštą, ko tarpu kar negalėjo, bet iki tol tai pasimato vat, būtent per moteris, kaip civiliai gali prisidėti prie kovos, tiek ginkluotais, tiek neginkluotais būdais, tai ką mes, sakykime, taip galėtume apibrėžti kaip piliečių arba civilių ir visaip kitaip čia visokių galime sinonimų sugalvoti, kaip vat, jie gali prisidėti prie kovos, dalyvauti joje. Ir net ir partizaninio karo atveju pamatysim, kad praktiškai tapti iš esmės kovotojais toje eigoje, nes nebelikdavo ir kito kelio. Tai va taip turbūt trumpai, nežinau, ar aiškiai. Aiškiai, aš tik tais užsikabinsiu iš karto už to, visą laiką, turbūt ne kartą esame minėję, kad kokią įtaką dabartis turi istorikams ir istorijai. Ir tavo minėtas pavyzdys apie tai, kaip reaktualizuojama, vis populiaresnė darosi tokių siužetų, kaip apie moteris pasauliniuose karuose istorija ir čia akivaizdi feminizmo studijų įtaka. Bet vakar kaip tik pamačiau Netflix'e atsirado nauja dokumentika apie Antrąjį pasaulinį karą. Tai pirmą seriją peržiūrėjau tik tais, tai šiaip labai nuvilinti kol kas, nes nieko praktiškai naujo nuo prieš kokį 20 metų senumo Vice and History, man atrodo, kanalo Antras pasaulinis karas spalvotai, berods taip vadinosi ta dokumentika. Tai irgi viskas prasideda nuo Lenkijos, paskui ten tuo jau vokiečiai jau užims Didžiąją Britaniją, bet kažkaip ten ore pavyksta pasipriešinti. Ir niekas iš esmės nesikeičia, išskyrus jau pačioj pirmoje serijoje atsiranda labai aiškus dabartinė optika, tai yra tas pakeistas požiūrio taškas, tai yra, kad iš karto atsiranda siužetas apie kolonijų karius, tarnaujančius vakarų valstybių kariuomenėse ir būtent apie tuos karius, kurie patenka į nacių arba italų nelaisvę. Afrikoje visų pirma ir kas su jais daroma, kad jau irgi jie yra su jais daromi rasiniai eksperimentai ir panašiai, ir kad tai ilgą laiką būdavo pražiūrima visoje istorinėje dokumentikoje, net ir knygose iš esmės, ir čia akivaizdi yra to postkolonializmo įtaka ir tai irgi yra pavyzdys, kaip dabarties optika keičia mūsų suvokimą apie istoriją, bet čia gal nesigilinkim, tai Čia įdomi šiaip tema ir ateičiai, nes aš aišku, iš istoriografijos tą pajaučiau, kaip tu sakai, reiškia žmonių iš kolonijų dalyvavimas kare, bet man labai, kaip čia pasakyti, neapstulbino, bet neteigiamą prasme, nes privertė ir pasidomėti, tai yra Call of Duty, kur tas naujausias apie Antrą pasaulinį karą, gal neatsimenu, kaip jis tiksliai vadinosi, tai ten, gal dabar maišau, ne, Battlefieldas gal buvo, kur buvo viena iš tų, reiškia, dalių siužetų, tai yra apie kolonijos karius, kurie ten, dabar galvoju, Prancūzijoje kažkur, man atrodo, kovoja. Tai va čia irgi yra tas momentas, aš ten domėjausi, kad reali ten yra ta istorija. Turiuomenį pats siužetas, motyvas kažkoks toksai, nuotolį, aišku, ten viskas dramatizuota. Tai čia ateičiai įdomu. Jo, nes ten kaip tik paralelė brėžiama net ne tai, kad jie įdomus kaip karo fenomenas, kaip kare dalyvavę, bet būtent kaip karo aukos. Nes paraleliai iš karto yra peršokama paskui į jau pirmuosius getus Lenkijoje sukurtus ir implikacija yra tos rasinės nacijų ideologijos, kokia įplati buvo ir kiek daug dalykų mes dar apie tai kartais užsimerkėme prieš juos ar nežinome ir panašiai. Bet grįžkime gal prie temos, kuo tada apskritai tas pilietinis pasipriešinimas, jis vis tiek implikuoja kažkokį civilių gyventojų dalyvavimą, tai kuo civiliai gali prisidėti prie kariuomenės, prie kažkokio pasipriešinimo ir tuo pačiu iš karto ir apie pavyzdžius kelius galim pakalbėti. Taip, tai čia, aišku, tai, ką ir minėjau, įvesdamas į temą, tai įvairiai gali prisidėti civiliai turbūt prie reguliarios kariuomenės kažkokių tai veiksmų. Aš nežinau, čia mes kalbame apie istoriją, aš nežinau, kaip dabar tai projektuoja kariuomenė, ką mato, ką pati Krašto apsaugos ministerija mato, turbūt yra tų diskusijų. Čia turbūt visą reikia išlaikyti tą balansą, aš neįsivaizduoju, ką jie apie tai galvoja, tai išlaikyti tą balansą tarp pasiruošimo pilietinio pasipriešinimo, bet to pačiu ir kažkokių realių mobilizacinių planų, kas irgi dabar čia netaip visai aišku, ten tos komendatūros kūriamos, bet čia visiškai atskiri dalykai, tiesiog irgi tokia pastaba, kad mes tą irgi suvokiame, bet sakykime, iš istorinių pavyzdžių žiūrint, tai čia irgi
Ir kur čia moteris atsiranda, tai įvairūs, sakykime, tas pats karas Ukrainoje, ne tik moteris, bet vis tai civilių pagalba veikiančiai kariuomeniai, ar tai iš Lietuvos, ar iš Lenkijos, ar iš kitų kraštų ir tai pačioje Ukrainoje. Tai visas tas paramos tinklas aiškiai turbūt parodo ir aš net nebejoju ateities studijoms, jisai bus, manau, atvers labai platų paveikslą, kaip civiliai dalyvauja kovose ir kaip prisideda. Tai aišku, nereikia nei nuvertinti, nei sureikšminti pernelyg. Tai čia visur, kur mes kalbėsime, turbūt reikia matyti mechanizmą, ką aš ir minėjau, kad istoriografija dabar bando rodyti ne tai, kad moterų rolė kažkokia išskirtinė ar kažkokių civilių, bet viskas yra visumoje, tik tai tą visumoje, sunku, reiškia, apibūdinti. Bet pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių tai yra, aišku, pirmas pasaulinis karas, kai labai daug vyrų mobilizuojama, tai yra pirmas totalinis karas, natūraliai atsiranda spragos gamyboje ir kitur, moteris išeina į fabriką. Ir čia dabar atrodo visiška, tiesiog banalybė, moteris išeina į fabriką, koks čia prisidėjimas, bet tuo metu tai yra ganėtinai nauja, nepasakysi revoliucinga, bet nauja, nes dar moteris ne visose valstybėse, ne visur yra, sakykime taip, įėjusios į darbo rinką, jos ne visur gali išsilavinimą aukštą įgauti. Tikrai ne visur balsuoti gali, dalyvauti politinėme gyvenime. Gali, tai tas, kad moteris išeina iš namų aplinkos, jau tai, reiškia, buvusi ta namų šeimininkė, tai ne ta prasme, kad bute sėdi prie podų, bet ūkį prižiūri, tai kas irgi yra sunkus darbas, tiesąkant, ir reikalaujantis darbo, nes tai yra, didžiuliai ūkiai dažniausiai, arba didesni, mažesni ūkiai, bet čia išeina į fabriką kažkur tai dirbti. Kitas pavyzdys yra jau, kai tarpukariu tampa ir atsiranda tos paramilitarinės, tokios auxiliary forces, vadinamos, reiškia, pagalbinės tarnybos. Tai Britai turbūt vieni pirmųjų įsteigė, tai ir armijos pagalbinė tarnyba ir berods 40-ais jau įkūrė tą vadinamą WAF, tai yra Women Auxiliary Air Force, tai yra moterų pagalbinė oro tarnyba, ir čia geras pavyzdys, kiek ten įvairių dalykų galėjo, nuo tokio visiškai paprasto, kad šiek tiek atpalaiduoti pilotus, kurie po misijos natūraliai ilsisi, nes jie yra pilotai, moteris negalėjo pilotuoti tuo metu, tai jos bent jau tada padėdavo aprūpinti, apžiūrėti lėktuvą, viena iš tų funkcijų, sudėti parašiutą, tai tos, aiškiai, tokios jau labai banaliai pagalbiniai dalykai, bet darė ir labai svarbius kitus dalykus, kurie, pagalbiniai jau kita prasme, tai yra, pavyzdžiui, radaro operatorės, kurios klausosi, kas vyksta ore, stebite, tuometinė, aš neįsivaizduoju tos radaro technologijos, man atrodo, jis tiesiog klausydavo, dar nebuvo tų, kad ekrane atvaizduotų, kažkuriuo metu jau gal 41 metais amerikiečiai, tiesą sakant, ir turėjo ir tokią technologiją. Tai čia tokie dalykai, kur iš esmės tie civiliai prisideda, ir tų pavyzdžių galime nemažai turbūt vardinti, ir vienas iš tų net ir iš Lietuvos atvejo, sakykime taip, yra nepriklausomybės kovos ir iš esmės toksai irgi pagalbos platus organizavimas. Tai istoriografijoje yra nurodoma, kad buvo 13 moterų sukurtų pagalbos kariams komitetų Vilniuje, Panevėžyje, Vilkaviškyje, Kalvarijoje, Marijampolėje, Kėdainiuose ir keletui kitų miestų, Kaune, be abejonės. Ir aišku, kiek ten tų moterų buvo įsitraukusių į tą pagalbą yra sunku nustatyti, praktiškai tų šaltinių nėra, bet 9 moteris tarpukariu buvo apdovanotos, kaip tuo metu vadinama, buvo Vyties kryžiaus, arba Vyčio kryžiaus, aišku, jisai skiriasi nuo dabartinio apdovanojimų. Vyties kryžius yra karinis apdovanojimas, aišku, šiuo atveju jisai buvo skiriamas joms kaip civiliams, nes ten skirtingas laipsniavimas ir skirtingi tie apdovanojimai, bet vis tiek tai yra karinis ordinas, aiškiai, nepaisant to, už karinius nuopelnus. Tai jeigu taip pasakysiu dabar, kad iš viso tarpukariu gavo 1700 su trupučiu 1788, plius minus, čia gal nėra tas tikslus skaičius, bet daugiau mažiau toks, tai aišku 9 moteris atrodo labai mažai, bet natūralu, gavo daugiausiai vyrai, todėl kad jie dalyvavo kovose, moteris kariauti negalėjo. Tai ir už ką gavo, iš karto turbūt ir pasimato tas spektras. Tai 3 už karių gydymą ir slaugymą, 2 už žvalgybinį darbą, tai Marcelė Kubiliūtė ir Aldona Černeckaitė, čia už tą Povekų sukilimo, Lenkų karinės organizacijos sukilimo išaiškinimą, 1 tiesiog už pagalbą Lietuvos kariuomeniai, taip apskritai, bet čia Lyba Melnikienė iš Širvintų, tai labai plačiai nuo slėpimo ginklų
iki finansinės pagalbos rinkimo, iki priglaudimo karių, nes to ten Giedraičių, Molėtų ir ten Širvintų fronte virė kovos, tada už švietėjišką darbą ir edukaciją, tai yra Sofija Kymantaitė Čiurlionienė, ir 2 seseris, kurios Anelė ir Kostė Juozienytės arba Juozonytės, nėra aišku tikslus pavardės rašymas, tai jos buvo už sužeistų išvedimą iš mūšio lauko ir kulkosvaidžio išgelbėjimą. Tai čia tokia iš tų, turbūt, nežinau kiek žinomų, bet aš jau ir mūsų kolega Kęstutis Kilinskas yra ta parodoje mūsų, kuri buvo Lukiškių kalėjime kovotojas, tą aprašęs, ir aš nekartą esu pasakojęs, kad merginos tiesiog gyveno netoli ten, kur link Zarasų buvo operacija 1919 metų vasarą ir bolševikai surengė ten kontrpuolimą. Ir privertė Lietuvos karius atsitraukti ir po atsitraukimo paliko mūšio lauke 2 kulkosvaidžius ir 5 sužeistuosius. Ir kadangi tos 2 seserys gyveno netoliese, tai jos nuslinko į tą, nurimus kovoms, nuslinko į tą mūšio lauką ir sugebėjo išgelbėti ten dalį ar visus tos sužeistuosius, išvesti juos iš mūšio lauko ir dar, grįžo ir ištempė vieną kulkosvaidį į Palaukę ar ten Pamiškę, nes ten tie Maksim kulkosvaidžiai ant ratukų, tai tiesiog jį išvežė. Tai irgi toks, atrodytų, čia turbūt ir yra tas pilietiškumas ar tas pilietinis, tai ką galėtume pavadinti, ne pilietiniu pasireiškinimu, bet tas toks civilinis, pilietinis, pilietinė pagalba Lietuvos kariuomeniai. Tai nėra taip suvokiama paprastai kaip šiandien, nes mes Lietuvos valstybė yra žiauriai jauna. Savanoriai taip, jie stoja, bet ne visiems tas, mes jau nekartą esam turbūt kalbėję apie tai seminaruose, tai ypač, kad ta idėja Lietuvos valstybės, jinai 19 metais dar nėra visiems taip aiški, už ką tu čia galvą guldysi ir panašiai. Dėl to tie žmonės, dvigubai pagarbos verti, apie ką Gudavičius yra kalbėjęs. Tai čia irgi 2 seseris, kurios vis tiek suvokia, jaunos merginos suvokia, kad čia yra mūsiškiai ir reikia ne tik sužeistiesiam padėti, kas yra natūralių turbūt žmogiška prigimtis, bet dar yra ta kulkosvaidį išgabenti. Tuo metu kulkosvaidis yra rimtas ginklas, vertinamas ginklas, nėra tas ginklas, kurį tu norėtum prarasti. Negana to, čia vėlgi, aš aišku remiuosi čia tą tarpukario medžiagą, kuri tuo metu buvo spaudoje, tai čia reikėtų gal kažkokių tai tyrimų, nors mes su Kęstučiu esam kalbėję, kad turbūt čia pasitikėti galima, nėra čia kažkokios mistifikacijos pernelyg. Tai dar vienas epizodas iš tų pačių seserų, tai kad po kurio laiko vėl atsinaujino kovos ten irgi tame fronto, pavadinkime, ruože. Ir šaudė bolševikų bateriją ir viena iš seserų pastebėjo, kad eina laidas per Palaukę ir galbūt suprato, kad čia yra, baterija ir kažkas, kas stebi ir skirsto ugnį ir kad čia eina tas ryšys, jeigu suprato, čia klausimas. Bet žodžiu, nukirto tą kabelį, tada ta baterija nustojo šaudyti, nes natūralu neturi akių, stebėtojai negali perduoti informacijos, baterija nešaudo. Tai net ir tas momentas irgi, kad ne tai, kad toks atsitiktinis vienas, bet ir platesnis pagalba. Tai čia toksai gal tokia, 9 moteris, bet man atrodo, kad irgi parodo ir ypač turbūt Liba Melnikienė, kuri yra žinoma ir įamžinta dabar savo tam gimtajame miestelį ir tas, kad tai yra žydų tautybės moteris irgi, kad prisideda prie tos, kas turbūt jau čia nieko nestebina, juk buvo tikrai labai daug žydų tautybės žmonių, kurie kariavo Lietuvos pusėje. Lietuvos kariuomenėje, buvo ir organizacija tarpukariu, bet čia irgi Melnikės toks platus indėlis, jie ten žinojo, tarpukariu žinojo jos nuopelnus, tai irgi toks, parodo ir amžiaus mastą, ir skirtingas veiklas, ir dar turbūt parodytų ir ko mes nežinome. Tai trūksta šaltinių ir kažką plačiau apie tai pasakyti. Kulkosvaidį Maksim, jeigu neklystų, Britai išpopuliarino būrų kare su Pietų Afrikoje, kuriame ir Winstonui Churchillui teko garbė sudalyvauti, paskui parašyti neproporcingai didelius atsiminimus apie tai, kas šiaip jau nebuvo labai didinga, bet čia toks ekskursas. Truputį atsitraukiant apskritai nuo tos temos, tai, kad tu irgi bandai pasakyti, pamėginsiu kitais žodžiais dar truputį suformuluoti, kad apskritai tas Lietuvos savanorių ir krašto gynėjų, karių kūrimas, jis
jį sunku taip aiškiai matyti kaip labai griežtai institucionalizuota, ypač iš pačių pradžių, ypač kokioj Žemaitijoje, kur veikia, norėjau sakyti, raštikis Plechavičius ir labai aiškiai iš apačios formuojasi ir būtent iš to žmonės, kurie, tai raštikis turi kariškio patirties Rusijos, carinės Rusijos imperijoje tarnavęs nemažai, bet vis dėlto žmonės, kurie mobilizuojasi iš apačios ir būtent iš kažkokios lyg ir noro dėtis prie idėjos, kuri tuo metu Lietuva dar yra idėja. Ir su jie susisaistyti, tai yra tikrai daug drąsos reikalaujantis žingsnis ir tikrai tuo metu neaišku, kuo čia viskas pasibaigs. Kad ta Lietuva įsitvirtins kaip nepriklausoma valstybė, tai nei 19, net ir 20 metais dar yra pakankamai sudėtinga. Čia žinai, gal ne visi taip skaičiavo, kad čia pasitvirtins čia idėja, kiti ir kovojo už tai, kad ta idėja įsitvirtintų, tai čia natūralu. Taip, ir čia tas pats Kubiliūtės pavyzdys. Mes ją įsivaizduojam kaip vieną garsiausią, negarsiausią apskritai Lietuvos žvalgybos agentą, bet ta Lietuvos žvalgyba 18-19 metais, kada jį pradeda savo veiklą, tai iš esmės jinai ir yra ta Lietuvos žvalgyba. Gal ne viena, bet taip jau čia šaržuodamas. Dabar, kai žvalgyba, aš irgi esu tas sakęs, žvalgyba arba Lietuvos žvalgyba, tai yra keletas asmenų, turbūt 10, gal šiek tiek daugiau asmenų, kurie tuo metu veikia, čia sunku pasakyti, reikėtų tyrimų, bet tai tikrai ne šimtai, net nėra taip labai institucionalizuota, tai čia tai teisybė. Taip, bet jeigu eitumėm jau iš nepriklausomybės kovų į tarpukario laikotarpį, tai tas pilietinio pasipriešinimo momentas, kuris labiausiai atrodytų turėtų kilti, tai yra Šaulių sąjungų. Ir šauliai nuo pat nepriklausomybės pradžios iš esmės yra paramilitarinė organizacija, kuri turėtų įsijungti kaip pagalba Lietuvos kariuomeniai karo atveju. Tai koks buvo šaulių vaidmuo ir būtent šaulių moterų vaidmuo šioje organizacijoje? Ja, tai čia turbūt tarpukariu, čia mes irgi tas skirtingi tie tokie etapai ar taip vadinami pilietiniai, nepilietiniai, bet tokie režimai, tai yra taikos metas, karo padėtis, nepriklausomybės kovos arba karo metas ir aišku taikos metas, tarpukaris, arba jau po to jau kalbėsime apie okupaciją ir pasipriešimą okupanto, reiškia, pajėgoms okupacijai. Tai čia taikos metas ir natūralu mes čia tokių pilietiškų kažkokių pavyzdžių ir turbūt kas ten ruošėsi ir ką darė daug rastume, bet per moterų prizmę ir, apskritai per šaulių prizmę, tai Putvinskis ir Šaulių sąjungai kurta, kuri čia irgi reikėtų žiūrėti, turbūt tie, kas tyrinėja plačiau pasakytų, bet yra vis tiek sąsaja su tuo partizaniniu pasipriešimu, kuris vyko ir nepriklausomybės kovų metu, tai netgi kai kurie būriai ir persiformuoja, kai kurie iš jų tampa netgi kariuomenės daliniais, ten, reiškia, Aukštaitijoje, kiti ten paskui tampa, reiškia, šaulių būriais ir netgi tas pavadinimas ir savęs identifikavimas kaip partizanų, kai kuriuose būriuose, aš kiek žinau, iš Mindaugo Nefo tyrimų jisai buvo, jis nėra taip, kad ten, reiškia, jie nesuvoktų ir neturėtų tos tęstinumą ir čia netgi jau po to pakalbėsime, kad net ir partizanai, kuriuos mes jau daugiausiai žinome, tai yra tiem, kurie priešinosi sovietams, po 44 metų irgi dalis jų buvo šauliai ir tokį turbūt šaulišką kažkokį santykį turėjo, yra nuotraukų užfiksuota, kad tie šaulio ženkliuką vis dar nešioja, tai tas natūralu. Dabar tas pats Putvinskis, ir moterų klausimas, irgi čia gerai pasimato, kodėl? Todėl, kad šauliai yra ne karinė, bet paramilitarinė organizacija ir nuo 40-mečio vidurio jau tampa kariuomenės dalimi. Tai, man atrodo, 35-36 metai vyksta reforma ir tampa jau ne kariuomenės, bet, sakykime, ginkluotųjų pajėgų dalis ir ten yra kažkokie vyksta manevrai, ką darytų ir turėtų daryti karo atveju, netgi kažkokie konkretūs planai ir taip toliau. Tai čia tas momentas, sakykime, bet vėlgi moteris ir moterų rolė ten nėra visai lygiavertė. Kaip narystės atveju, tai Putvinskis iš pat pradžių pasisakė ir buvo palankus, ir čia, reiškia, moterų, kad jos turi jungtis, čia ne tai, kad totalinė, bet, reiškia, visuotinis klausimas. Lietuvos gynyba yra visuotinis klausimas, toks tam tikra prasme ir tokia propagandinė žinutė, kad čia tiek vyrai, tiek moteris vienodai dalyvauja. Aišku, pažiūros nebuvo kažkokios labai revoliucingos, nes, čia vėl aš pasikartosiu, kad tuo metu moterų padėtis, moterų veiklos ir tikrai
nebuvo tai, ką mes dabar suvokiame, tai nebuvo taip savaime suprantama. Tai Putvinskis čia nebuvo toks kažkoks revoliucingas, jis tiek žiūrėjo į moteris iš tokios globėjiškos perspektyvos, jisai kalbėjo apie tai, kad čia vyrai turi ginti moteris, buvo dar to meto tokios, aiškiai, kalbos natūralu, tai yra žmogus ne iš dabarties, aiškiai, ir jau buvo amžiuje. Bet iš esmės tai palanki nuomonė, lygiavertiškumas narystės yra, jo žmona ir dukros irgi įsijungia, Zmudzinavičiaus, reiškia, žmona irgi įsijungia ir kai kurių kitų žymių žmonių žmonos įsijungia ir tampa pirmosiomis šaulėmis, bet va tas tiek jų statusas, ten įsivaizduoju, Putvinskienė su ginklu lakstančia, tai visai ne, tas yra, kad jų tas statusas tai yra iškilios moteris, kurios tam tikrą prasme stengiasi pritraukti dėmesį, propaguoti šauliškas idėjas ir taip toliau. Ir iki 27 metų apskritai tas toks pakibęs, ką čia moteris kur veikia ir jos tiesiog lyg ir prie vyrų būrių yra tiesiog prisijungusios ir visiškai tas tokios nei kovinės, net pavadinama tai nerikiuotės funkcijas atlieka, reiškia nerikiuotės narės. Čia irgi tas statuso klausimas atskiros, šiaip tai atskiro tyrimo būtų reikalaujantis. Aš bandžiau išsiaiškinti, koks paskui jų statusas buvo. Tai vieni vadina, kad tai yra moterų kažkokie tai atskiri daliniai, kiti vadina būriais, tai aš net iki galo nesupratau, ar reiškia, ilgainiui buvo iš visų formuoti tie moterų būriai. Žinoma yra, kad buvo nuo 27 metų formuoti moterų skyriai prie vyrų būrių. Tai tas net nėra tokio, reiškia, atskiro susigrupavimo, kažkokio tai dalinio, kas irgi, iš vienos pusės kaip ir tos autonomijos nebuvimo šiek tiek apribojo tai, ką moteris gali veikti. Iš kitos pusės, čia kaip Mindaugas Nefas tą tyrinėjęs rašo, kad priklausomybė tam tikrą prasme atsiranda, tai yra tas nurodymas funkcijų ir tos funkcijos natūraliai. Tai yra, su pirma, šauliškumo propagavimas, šeimos auklėjimas, viskas dar vis dar tradiciniais tokiuose rėmuose, tradiciniuose tarpsta. Ir turbūt keičiasi 4-ame dešimtmetyje. Aš tiesą sakant, nežinau, kas lėmė tos pasikeitimus, ar bendrai, kad kažkiek tai gal modernėja visuomenė, kažkokių tai kitų dalykų, ar kad atsiranda kitur pavyzdžių, į kurios galima remtis. Pavyzdžiui, Lotas Varderio organizacija Suomijoje, kuri turi autonomiją moterų šaulių, labai analogiškai, tai net ir uniformos panašios buvo. Gal tai kažkiek tai skatino, bet nuo 33 metų moterų įvyksta suvažiavimas šaulių moterų. Tos funkcijos buvo kaip ir sutikslintos ar patikslintos, ar taip, sakykime, apibrėžtos, bet vėl, irgi lieka toks šauliškų idėjų skleidimas šeimoje ir gyvenime. Palankios šaulių idėjų nuomonės visuomenėje sudarimas, šauliško bendravimo kelimas, šaulių vaikų ir jaunimo auklėjimas, šauliškas vaikų ir jaunimo auklėjimas ir taip toliau, reiškia, ir tas atsiranda, kad sportinė veikla šalia to gali užsiimti ir privalomai susipažinti su karinė programa. Tai irgi taip labai abstrakčiai nieko kažko tai rimto nepasakoma. Ir turbūt jau tik tai, reiškia, nuo maždaug 35-6 metų atsiranda šiek tiek tokios aiškesnės, kad visų pirma moteris turi ir tokia funkcija atsiranda, tokia kaip funkcijų grupė, kad, reiškia, pagalbos krašto gynybai organizavimo. Tačiau į mūsų tą pilietinio pasipriešinimo temą, kad tai yra ne tik, kad kažkokios šiaip auklėjimos, ten paskaitos, kažkokie ten, reiškia, vakarėliai, žiburėliai ir visi kiti dalykai, ne tik edukacija ir dar kažkas, bet ir labai konkretus darbas organizuojant krašto gynybą, tai ir lėšas renkant ir visus kitus dalykus darant. Va čia ir pasimato, jeigu taip konkrečiai tame Šaulių sąjungos statute 36 metų ir numatyta. Šalia to aktyvaus kultūrinio darbo, ugdymo šeimoje, rengti šaulėms sanitarinius, kūno lavinimo, rankdarbių, namų ruošos ir kitus kursus, bet jau čia tokie, reiškia, ir sanitarinė funkcija atsiranda, reiškia, lankyti ligonius, teikti pirmąją pagalbą ir mokytis teikti pirmąją pagalbą, organizuoti kariuomenės ir šaulių aprūpinimą šiltais drabužiais, dovanos ir dovanų gamybą, padėti gaminti ir teikti maistą šauliams lauko pratybų metu, karo metu palaikyti kovotojų šeimų ir vietos gyventojų nuotaiką, steigti maitinamosius punktus, slaugyti sužeistuosius ligonius, globoti žuvusiųjų šeimas, rinkti lėšas ir taip toliau, reiškia, ir tvarkyti, puošti karių ir šaulių kapus. Tai keletą iš tų dalykų, tai yra maitinimo punktų organizavimas, sanitarijas, ligonių slaugimas. Jeigu įsivaizduojame, kad kraštas tampa, kažkur tai frontas nusistovi ir dalis
dalis krašto, reiškia, yra okupuota dalis krašto, vyksta kova, yra frontas, dalis krašto laisvas, tai va toje laisvoje dalyje, va šitus dalykus organizuojant, tai tam tikra prasme tai yra ir pabėgėlių klausimas, nes kažkas tai pabėga iš tų okupuotų teritorijų, tai jiems reikia maitinimo, jiems reikia kažkokių tai dalykų, plus kariuomenėje visada reikia visokių irgi, tai šiltų drabužių, tai dar kažko, ligonių slaugimas, tai yra viskas tai, ką mes irgi galėtume pasakyti, kad natūraliai ruošiamasi sanitarija ir kiti aspektai tokiam, visuotiniai gynybai. Tai čia iš esmės ir apibūdina tokias funkcijas, nes, kiti šauliai jau vyrai dalyvauja manevruose, dalyvauja pratybose ir jau mokosi iš esmės, tiek ir partizaninės kovos, tiek ir kažkokios sąveikos su kariuomenė. Tai visiškai kitokios funkcijos. Tai čia Tai iš to, kad tu sakai, tai atrodo, kad yra, apjungiamos, norėčiau sakyti, gerosios praktikos, bet gal šitam fone makabriškai skamba, tai yra pirmojo pasaulinio karo ir nepriklausomybės kovų patirtis. Tai yra vis tiek suprantama, kad karo pobūdis kardinaliai pasikeitė nuo to, kai buvo karas XIX amžiaus pradžioje, kai vis dar kokiam nors lauke susitikdavo dvi kariuomenės, ištaškydavo didesnę, mažesnę arba geriau pasiruošusi strategiškai, taktiškai ar kaip nors kitaip blogiau pasiruošusi ir čia ir pasibaigdavo karas. Ta pirmojo pasaulinio karo patirtis turbūt atneša tą suvokimą, kad karas gali tęstis ilgai ir kad būtent reikia tokios nuolatinės testinės pagalbos, kuri gali ateiti iš tokių netikėtų rezervų, pavadinkim. Čia apskritai, tas reguliarumas kariuomenės, kada jos tampa ten, nežinau, gal 18 amžiuje ten jau lygiai ir prancūzai turi tą reguliarią kažkokią kariuomenę, bet tai nėra šauktinių dar kariuomenė ir apskritai šauktinių kariuomenė, jeigu aš kažko tai nemaišau, man atrodo, jau turi prūsai pirmieji, tai yra XIX amžiaus pabaiga ir tas karas tarp Prūsijos ir Prancūzijos parodė, kai Prūsija nugali prancūzus, parodo, kiek ta šauktinių kariuomenė iš tikrųjų turi, kaip sakyti, kažkokią privalumą, kad prūsai tą padaro, ne, prancūzus nugali. Tai tada jau pradeda ir kiti eiti prie tos, aiškiai, šauktinių kariuomenės, visą tai prasprogsta jau tokiu prieš Pirmą pasaulinį karą ir Pirmo pasaulinio karo metu, kas yra, toks jau totalinis, aiškiai, mobilizacinis karas ir totaliai dalyvauja tiek, iš esmės civiliai ir turi būti pajungiama krašto ekonomika labai plačiai ir čia tai, kad tu sakai irgi ir visos tos paramos veiklos, kad iš esmės krašto gynybai, tai kas, ir dabar mums kartais ten sakoma, krašto gynybai turi dalyvauti visi, ten čia toks, kaip kažkokia mantra kartojama, ar to nesuvokia dalis, dėl to tai kartojama, aš nežinau, nes šiaip tai yra visiškai natūraliai tarpukariu buvo toks irgi diegiamas dalykas, turbūt dalis ir tuo metu nesuvokia, ką rodo ir kai kurie pavyzdžiai iš Europos, kad ar iš Lietuvos tos pačios. Tik aišku, vis tiek reikia būti sąžiningiam ir pasakyti, kartais tarpukariu žiūrint taip paviršutiniškai žiniasklaidai mėgstama taip periodiškai paleisti tuos straipsnius, rodančius, kokia unikali buvo tarpukario Lietuvos valstybė. Tai vienas iš tų pasakojimo mitų yra, kad Lietuva pirmoji valstybė, kuri surengė Niurnbergo tribunolą naciams. Tai yra pirmoji valstybė, kuri teisė nacius. Neumanno Zaso. Bet čia išlyga ta, kad teisė tai turbūt ne dėl to, kad jie naciai buvo Klaipėdos krašte, o dėl to, kad jie tiesiog siautėjo, kaip politiniai bandziūgos kažkokie ir tiesiog tuo metu jų tapatybė buvo nacių partijai priklausė, bet čia yra truputį skirtumas. Jie tiesiog buvo nepaklusnus ir darė bardaką valstybėje ir Klaipėdos krašte ir dėl to būtent jie ir buvo, ne dėl to, kad jie nacijai savaime jie buvo. Kitaip tariant, už antivalstybinę lietuvišką veiklą ir nesvarbu, kas veikia, ar komunistai, ar nacijai vienodai teisiami. Taip, tai lygiai taip pat yra su tuo moterų vaizdiniu, kaip čia Lietuva vaizduojama kaip feminizmo bastionas kartais. Čia moterim balsavimo teisę nuo 18 metų, kas yra tiesa, ir kad turėjom kandidačių į prezidentus moterų, ypač Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Felicija Borkevičienė, bet pamirštama, kad Lietuvoje prezidentą rinkdavo Seimas. Tai yra, kad nebūdavo visuotiniai rinkimai ir kad... Ir apskritai net jau Smetonos 4-ame dešimtmetyje, vis tiek ir Smetona, ir tautininkai
taip tradiciškai žiūrėjo vis tiek ir tas kalbėsena, kad, moterų tas vokiškas bažnyčia, virtuvė ir vaikai, tai tikrai buvo toks dominuojantis dalykas. Čia irgi tą ir norėjusi užakcentuoti, kad nors ir yra įsitraukimas kažkoks, bet vis tiek yra, rimta veikla jūs neužsimsit. Jūs čia toks daugiausia pagalbinė ir tokia, jeigu Putvinskio žmona, tai gali mobilizacinis faktorius kažkokio propagandos plakate atsidurti. Taip grubiai apibendrinant. Iš esmės, tas ir matoma, kad yra papildomai moteris prisideda, bet kaip kažkoks papildantis dalykas. Tik tai tas, kad yra, kaip čia pasakyti dabar, iš vienos pusės mes galime aišku, apie tarpukarį čia kalbant, tai daugiau apie principus mes čia kalbame, kad atsiranda tas principas, atsiranda suvokimas ir jeigu neperšokant, tiesiog einant tolyn į partizaninį laikotarpį, tai tada ir pasimato, kaip iš esmės, klausimas, čia irgi kiek tų šaulių, tapo partizanėmis, tai čia labai sunku, aš bandžiau nagrinėti, tiesiog ieškoti, labai sunkiai atsakomas klausimas, nes jeigu vyrus, tai dažnai dar paminėdavo kokiose baudžiamose bylose, kad jis buvo ten šaulistų organizacijos, kaip nevadino, ar ten kokios nors kitos organizacijos narys, moterų nemininos, kai kada ir galbūt būtų įtarimas, kad jis iš tikrųjų buvo, nes, arba bendra pavardė, irgi tas klausimas sudėtingas. Yra moterų nuotraukų, kurios užfiksuotos uniformomis partizanų su šaulio ženklu, bet, pavyzdžiui, vienu atveju yra žinoma, kad ta moteris, aš tik dabar pavardės neatsimenu, ji buvo įsivilkus savo brolio ar tai draugo uniforminį švarką. Tai irgi šiek tiek klaidinti galite vizualiniai šaltiniai. Tai čia tas klausimas nėra taip lengvai atsakomas, nes šiaip tarpukariu moteris Šaulių sąjungoje istoriografijos duomenimis sudarė apie 12% narių. Tai 39 metais buvo 2973 moteris iš 26 tūkstančių šaulių. Tai čia, atsiprašau, ne 39, šiek tiek anksčiau, 40 buvo 9522 moteris iš 88 beveik tūkstančių šaulių. Tai čia, tikrai nėra tai didelis procentas, bet nemažai, vis tiek moterų ir tada natūraliai, kad dalis jų galėjo atsidurti ir partizanų gretose. Tai čia tas momentas yra. Ir jeigu perinant prie partizanų, tada ir pasimato, kaip visokia pagalba, jinai natūraliai tave vis tiek įsviedžia į tai, kad tu negali likti kažkokių civilių. Nėra tokiam kare civilių, kaip ir jų, nes nėra kažkokio aiškaus fronto. Partizaninis karas vyksta ir visur, ir niekur tuo pačiu metu. Jis gali staigiai išnirti kažkokia kova pasaloje, ar kažkokia miestelė, ar kaime, ar dar kažkur. Ir tada, kas čia tas civilis, kas ne, yra irgi, toks, klausimas. Čia ne tai, kad ten, aišku, yra kombatantas, tai yra uniforma, čia visi tie dalykai mes tą suvokiame, bet vis tiek yra tas civilių klausimas, jis lygiai, ne taip pat kaip ten kažkokiam totaliniam kare, kad ten bombarduoja, ne, ten, kur irgi civilių ribos visiškai išnyksta. Bet čia tiesiog, kad jeigu tu ateini padėti, čia ne tas civilis neteisinė prasme, bet tu ateini padėti, tai tu natūraliai atsiduri, ir ten kažkokia vyksta ginkluota kova, tu natūraliai atsiduri kovinėje situacijoje. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, turi galimybę imtis ginklą, ar ne, tu esi ryšininkė, tu nesi partizanė, arba tu nesi partizanas, vyro atveju, ar ne, bet tu, gali imtis ginklą, jisai guli, ar ne, reikia atsišaudyti, tai negi tu dabar skeričiosios, aš ne kombatantas ir aš nešaudysiu. Šauda, jeigu tu kažką moki, tai bent jau tiesiog pildai, kad pridengti, ar ne, kažkokia priedangos ugnis, tai natūraliai čia tas ir atsitinka, kad tos moteris tada tampa jau tokios iš pagalbininkių labai labai aiškiai tampa ir kažkokių ginkluotų, ko iki tol nežinau, turbūt yra buvę atvejų, bet ne tiek daug, o jau partizaniniam kare jau gana daug tų atvejų yra, kai moteris tiesiog su ginklu rankoje kovoja. Tai čia irgi išeina į būrį ir gyvena pilnai partizanišką gyvenimą. Taip, šitą dar pašnekėsim, aš tik paskui pamiršiu pasakyti dėl to, sudėtingumo tirti, nustatyti, kiek buvo moterų šaulių, partizanių. Tai čia gal kažkaip prisiminiau, šaltinių problema gali būti dėl paties sovietinio požiūrio į moteris apskritai. Tai ten apie vėlyvąjį sovietmetį nekalbėsim, bet čia yra tokios labai garsios sovietologės Lin Viola mintis, jie taip apibendrino, jie aišku kalbėjo daugiausia
apie kolektyvizaciją, kaimų užvaldymą, bet partizanų karas kažkiek galima jį interpretuoti kaip tam tikrą atsispyrimą, bandymą atsispirti tai kaimo sovietizacijos programai. Tai jos tezė buvo ta, kad sovietmečio, ypač Stalino metais, į moterį buvo žiūrima kaip į nepaklusnų vaiką. Tai yra, kad jį kaip ir reikia bausti, bet tuo pačiu jis yra nepakaltinamas, nes jis yra vaikas. Tai moteris irgi yra, dėl to galbūt tai net ir tuose atvejuose, kai suima, areštuoja, teisia, tas faktas, kad ten kažkokiai šaulių organizacijai priklausė, gal net nėra labai reikšmingas, nes taigi čia moteris. Tai nėra tokio būdo reikalo inkriminuoti. Aišku, kai susidurėm su politiniais kaliniais, su partizanais, tai jau čia truputį galbūt išsijungia šitas, bet gali būti pati nuostata tokia. Čia yra tų šaltinių likę, aš kai rašiau partizanę ir kai ten tyrinėjau, koks požiūris buvo į tas moteris jau po suėmimo ir pati Monika Luzaitė, mano knygos personažas pagrindinis, tai ir sakė, kad buvo, iš esmės vadinama, kad jūs esat partizanų ar banditų K. Reiškia, čia turbūt visi suvokia, kas per žodis ir tai atsikartodavo, kad jūs ten kažkokios, reiškia, aptarnauti čia turėdavo, o ne kovoti. Reiškia, net ir tos moteris, kurios su ginklu galbūt jau buvo sučiumpamos, nes dažnai, kaip ir pati Luzaitė, kuri bandė, reiškia, nusižudyti bunkeryje sučiupta ir puikiai buvo suvokiama, kad ir atsišaudė, kad jį tą ginklą turėjo, kad jį mokėjo įvaldyti, kad yra vis tiek kovotoja tam, kad ir kaip tu ten traktuotum, jau ten nesigilinkim į tos visus jos funkcijas, nes iš štabo partizanė buvo vis tiek partizanė, tai tu vis tiek ją paėmės, tu traktuoji ją ne kaip kovotoja, tavo tas yra. Tai čia natūralu, ar ne, turbūt tai nekultūringumas, vėlgi tas taip pats tradiciškumas, iš kur jie atėjo, juk tai dalis jų gimė dar carinėje Rusijos imperijoje, tų reiškia žmonių, kurie ten tose pajėgose buvo, ir pats bolševikinis auklėjimas, tai niekurgi ten. Aš nenorėjau tavęs nutraukti, bet vis dėlto čia irgi kartais pasimirštam, kiek klausytojai žino, kiek nežino, ir tu apie Luzaitę kalbė, lyg visi ją žinotų, bet ir akivaizdu kodėl, nes tu apie knygą esi parašęs. Ir šiaip ne tik apie ją, bet ir apskritai tokias, sakyčiau, tipinės standartiškas partizanavimo situacijas, į kurias žmonės patekdavo. Bet pradžiai gal pakalbėkim truputį apie tas moterų pavyzdžius iš partizanų karo. Tai šiaip jeigu galėtum tiesiog trumpai biografiją gal Luzaitės pristatyti, kuo šitas atvejis būtent tavo dėmesio patraukė ir kas ji tokia buvo. Tai Luzaitė buvo mergina, kuri... Vardu Monika. Taip, Monika Luzaitė, jos slapyvardis Aldona, nes garbiai draugės, kuri buvo suimta, jos mokykloje kartu mokėsi ir būtent Aldona įtraukė Moniką į tą, reiškia, mokinių tokią antisovietinę organizaciją, kurios daugelį gimnazijų ir vidurinių mokyklų, tuo metu viduriniam mokyklom paverstų, atsirasdavo ir tada per tai jis rado ryšius su partizanais ir manydama, kad ją tuoj suims, ten irgi toks įtarimas kaip ir, nes tą jos draugė Aldona suėmė, tas įtarimas kaip ir pagrįstas buvo, kadangi tu nežinai, bet dabar iš tų žinių suprantame, kad galbūt ten bent jau ne tuo metu būtų ją suėmę, bet ji tada pradėjo slapstytis ir ilgainiui prisijungė prie partizanų. Ir vėlgi irgi tas ne taip labai ten lengvai visas tas prisijungimo procesas vyko, ir jie apie 2 metus partizanavo, atliko tokias štabo partizanės funkcijas, vėliau persikėlė čia Žemaičių apygardos štabe, vadovaujant Vladui Motvindui Žemaičiui, vėliau iš Atrijos rinktinę persikėlė, leido spaudą, įvairūs ten kiti dalykai, labai daug dokumentų yra likę ir kartu baudžiamoje byloje buvo likęs ir jos dienoraštis, kuris ir patraukė visų pirma mano dėmesį. Ir ta jos istorija, tas likimas, tai buvo sučiupta viena bunkeryje, ten jos bunkeriokai, žmonės, su kuriais į partizanavo kartu buvo išėję tuo metu, irgi pakliuvo į pasalą ir bunkeryje būdama jį šovė savo į galvą ir liko gyva, nepavyko jai nusižudyti. Buvo nugabenta į ligoninę ir ligoninė antrą kartą pabandė, atimti savo gyvybę, nes pamatė stovintį ginkluotą karį sovietų ar milicininką ar stribą.
prie savęs ir pabandė su šaukšteliu, kuris jai buvo su maistu atneštas vėl į tą žaizdą durti, bet tik nuolpo, nieko savo labai rimto nepadarė. Tai čia yra tas momentas irgi, kad ir pasiryžimas, ir suvokimas, ir visi kiti dalykai, tiesiog ta istorija mane patraukė ir aš apie ją parašiau knygą, bet natūraliai ir reiškia, kažkiek ir knygos redaktoriaus Tomo Vaisėtos, mūsų kolegos ir bičiulio paragintas, aš kažkiek plačiau pabandžiau pasižiūrėti, kas yra, apskritai, o ką kitos moteris darė, kaip jos jungiasi ir kiek čia Monikos istorija tipiška, o kiek netipiška ir čia unikali, ar ne, nes manau, kad skaitytojams tas buvo įdomu. Tai aišku, yra biografija, bet to pačiu ir kažkiek praskleidžiamas tas moterų partizanių šydas šiek tiek. Tik jeigu reikėtų apibendrinti, aš irgi turiu kelias tokias biogramas pasiruošęs iš savo, nenoriu sakyti tyrimų, labiau tokio domėjimuose, bet pradžiai gal nustatykim tą lauką. Koks buvo požiūris į moteris partizanų gretose pačių partizanų? Tai NKVD pusės jau kažkiek aptariam, bet būtent iš partizanų pusės, kaip jie žiūrėjo į moteris partizanų kare. Čia irgi aš esu skaitęs pranešimą, 20 metais Nidoje ten organizuojamas konferencijos karas ir kažkas, tai ten buvo karas ir moteris. Tai irgi čia tai, ką mes kalbame, tai yra jau tapę kažkiek tai istorikų diskusijų objektų ir aš ten dariau pranešimą apie partizanus, kur nepublikavau po to teksto, nes kilo pandemija ir visi kiti dalykai, kas, čia buvo ten antroji pandemijos banga ir ten nusistūmė ir kiti tyrimai, bet apie tai vis kažkur kalbėjęs ir vis kažkokiais kitais kontekstais rašęs. Tai natūralu, ten man tas klausimas, kodėl ir koks tas požiūris buvo, tai buvo toks esminis. Tai mes tik keletą dokumentų turim, ten 45 metai Sakalo rinktinė yra išleidusi ten tokią, reiškia, kaip instrukciją moterų klausimams tvarkyti, čia pagal jų tą įvardymą, ten irgi tos moterims partizanėms numatytos funkcijos, turėjo rinkti aukas, siūti baltinius partizanam, ruošti tvaršius ir išnaudotos drobės, globoti sužeistuosius kartu su jų saugojimu, slėpimu, rūbų ir maisto ruošimu, teikti visokiojopą pagalbą, reiškia, kitokią ir žvalgybinės sekimo funkcijos. Tačiau ausis, akys miesteliuose ir kaimeliuose, kas jau turbūt kitokio negu šauliškos funkcijos, bet iš esmės labai panašu ir aš kėliau klausimą, tada man pirmą kartą ir toptelė palyginti su to šauliškumu ir kiek čia yra kažkokio to santykio. Ir turbūt, jo galbūt ir yra, bet, irgi labai sunku atsekti, ką ir minėjau apie tos skaičius. Vėliau, pavyzdžiui, irgi, sakykime, šitą Sakalo rinktinį, jinai tik tai ribota. Čia mes tik tai tokį aglims angliškai tas terminas, tik žvilgsnį galime mesti apie tai, kas yra suvokiama, bet iš esmės 47-48 metai Tauro apygarda, ten tuo metu vadovavo, tiksliau net ypač vadovaujant Vinsui Štrimui Šturmui, matosi, kad tas požiūris į moteris yra, ne visiškai toks, sakykime, griežtas, nes Štrimas bandė tokį, reiškia, karišką drausmę palaikyti apygardoje, iš ten labai daug dokumentų yra likę, kurie mums parodo, kad, nebuvo net kem 8-7 metais dar taip labai viskas aišku, nes, pavyzdžiui, jisai net buvo nurodymo tokį, kad privalo bunkerius įsirengti, reiškia, nemažai žmonių, taip išeina, jie ne tai, kad bunkerių, ne tik, kad bunkerių neturėjo, jie grįždavo kurį laiką gyvendavo kažkur tai, ar namuose, ar trobesiuose, ar panašiai, reiškia, toks, panašiai kaip 18 amžiuje JAV nepriklausomybės kare, tai tokie kovotojai, kurie reikalo esant išeina, tai čia irgi atskirų tyrimų dar reikalautų, bet jeigu požiūris į moteris, tai Šturmas ir tokių keletą buvo įsakymų išleista, kad maždaug perspėjo visus kuopų vadus, kad jie ateityje neįsileistų į stovyklas moterų ir vaikų ir įsisąmonintų savo kovotojus, kad mūsų organizacija yra karinė, o ne senelių vaikų ar moterų prieglauda. Kas irgi ir jau iš kalbos pačios leksikos labai, labai akivaizdu. Tada nepriimti aktyvių kovotojų tarpą nei vienos moters jo buvo, aiškiai, toks, ne jo, bet čia tas sprendimas apygardos ir 48 metų birželį vėl įsakyta buvo balandžio 3 dieną atsiradusias moteris kuopose to jau išgyvendinti ir ateitie neturėti net minties apgyvendinti aktyvų kovotojų tarpe asmenys nepajėgiančius kovoti su ginklu rankose ir vykdyti kitus, Lietuvos laisvės kovotojų organizacijos aktyvių laisvės kovotojų uždavinius. Tai net tas nepajėgiančių, tai toksai truputį net reiškia momentas ir vėliau 49 metų LLKS suvažiavime yra tariamasi dėl moterų, tai čia irgi
sakykime taip, jis irgi, leksika tik tai, kad skiriasi nuo Tauro apygardos ir čia Šturmo, ar ten jau vėliau vadovavo Žvejas, aš gal net ir maišau, čia ne tiek svarbu, bet greičiausiai Šturmas vadovavo. Tai 49 metų LKS suvažiavime irgi buvo nutarta, sakykime taip, ir neskatinti, ir nepriimti moterų į partizanus. Tiksliau, formuluotė buvo tokia: moteris priimti į partizanus vengti, persekiojamoms moterims teikti visokiojopą pagalbą, sudarant joms legalaus gyvenimo sąlygas. Bet buvo ir nuspręsta, kad jeigu, sakykime, būtų jau priimta, tai neuždrausti jokiais būdais į organizaciją, kad nebūtų priimtos, tai jeigu jau priimta, tai tada jau visais atžvilgiais apginklavimo, mokymo, tarnybų traktuoti lygiai kaip ir partizanus vyrus. Tai va irgi, toksai iš vienos pusės vengti, iš kitos pusės, jeigu jau yra priimama, tai traktuoti lygiai, tai irgi mums parodo, kad nebuvo tai toksai, kad jau moteris absoliučiai atstumiamas. Štai tiesiog yra. Visų pirma, jie jau reaguoja į susiformavusią praktiką, nes mes praktiškai nuo KEM 5, nuo KEM 6, nuo KEM 7 metais matome, kad moteris jungiasi prie partizanų ir va tai, kad šiek tiek aš jau užsiminiau, iš esmės, jeigu tu prisidedi prie kovos įvairiom priemonėm, nuo žvalgybos duomenų rinkimų, vat ką labai neretai darydavo tos jaunimo organizacijų narios, kurios ar nariai vyrai, kurie turėdavo ryšį su partizanais, bet jie buvo jaunuoliai, 16-17 metų ir jie ilgainiui juos pradėdavo persekioti. Kažkas sužinodavo apie jų ryšius, kažkas įtardavo, jos kviesdavo į tardymus, kažką klausinėdavo, pradėdavo sekti. Jiem natūralu ilgainiui pradėdavo darytis pavojinga ir jie tada natūraliai išeitis, reiškia, eiti pas partizanus jungtis ir dalyvauti aktyvioje kovoje. Ypač, kai, pavyzdžiui, jau būdavo po 48-49 metų trėmimų ištrėmimo šeimos. Tai visų pirma, tau ir, dažnai tokie žmonės buvo neištrėmiami, nes jų nebūdavo namie ir tada, kur tau dėtis, natūralu, tai reiškia, vienintelis kelias eiti partizanauti. Dar reikia turėti omeny, kad moteris prisijungdavo tos, kurios būdavo, pavyzdžiui, įsimylėjusios partizanų arba netgi šeimų narės, tai yra žmonos, ten, reiškia, seserys ir taip toliau. Va čia tas natūralu, va tai, ką ir sakiau, kad nelieka civilių tokiam kare, tų, kurie arba giminės, o natūraliai giminės ir prisidėdavo, jie visokiojopai bandydavo padėti savo kovojančiams, reiškia, artimiesiems, ir tada, tu, jeigu liksi namie gyventi, tave suims arba privers kažkaip tai išduoti, nes tų metodų taip, buvo. Taip, tavęs irgi nelaiko civilių, tai kita pusė. Taip, būtent. Ir tada tu, reiškia, natūraliai to išeitis eiti tik tai į būrį. Va čia 49 metais vadų suvažiavime, čia tam pačiam, kuris turbūt, kas domisi, žino, jo Menaičiai, kuriame buvo ta vasario 16 deklaracija priimta, tai iš esmės va čia ir atsiranda tas toksai moterų traktavimas. Vengti priimti, sudaryti sąlygas gyventi legaliai, reiškia kažkokius fiktyvius dokumentus gauti, iškeldinti net į kitą rajoną, kad nepersikėtų, jeigu šeima, pavyzdžiui, ištrimta kažkur, ar mokytis, kad išvyktų, bet jeigu jau taip atsitinka, kad partizanauja, tai vis tiek sudaryti visas sąlygas ir traktuoti lygiai ir aišku, ten visur įvairių tų vadų buvo ir įvairiai žiūrėjo, tikrai tos lygiavos nebuvo pasiekta, bet bent jau atsidurdavo su ginklu ir kelios, tiesiog keli atvejai, ir ta pati jau mano minėta Luzaitė, ar kažkokie tai kiti atvejai, kur tiesiog atsiduria kovoje ir kovoja su ginklu. Tai čia, pavyzdžiui, Vanda Jonikaitė Kengūra kartu su Aleksu Petrošiumi Žalgiriu gynėsi, pasibaigė šoviniai, prišliaužė prie žuvusio Žalgirio, kurį laiką dar sugebėjo sušaudyti jo ginklu, bet žuvo. Ir turbūt geriausiai žinomas Stasė Iltmonaitė Aušrelė, kuri užklupta sodyboje atsišaudė, bet jau galiausiai irgi buvo priversta savižudybę baigti gyvenimą, bijodama tos išdavystės. Monika Luzaitė, kai kurios kitos moteris bunkeriuose irgi pasirinkdavo ar susispragdinti, ar kitaip, reiškia, pabaigti gyvenimą, nes irgi tas išdavystės klausimas, tai natūraliai, reiškia, galėjo kovoti turbūt ginklu, bet čia irgi būdavo suvokiamas ir tas beprasmiškumo klausimas ir atvejais, kai ten čia konkrečiai ten kokia nors Petkutė, kuri bunkeryje ten daržinėje berods, tai tas atsišaudimo galimybės irgi tokios menkos. Tai va čia daug tų atvejų, kur tiesiog moteris, kaip ir kiti prisijungę, kurie, sakykime, ateidavo ten į tos būrius, jie tiesiog tapdavo taikiniais ir jeigu turėdavo galimybę atsišaudyti, tai ir atsišaudydavo. Aš dar šiek tiek tik tai apie tą požiūrį, iš kur tas požiūris kilo, nes man irgi, tada natūraliai tą klausimą bandžiau atsakyti, tai
Tai irgi turbūt 3 tokie dalykai, ką galima sakyti ir kaip mąstyti. Tai vienas iš jų tai yra, aišku, tokios karinės priežastis ar tiesiog karinės patirties neturėjimas, nes tarpukariu netarnavo kariuomenėje, Šaulių sąjungoje irgi, kaip minėjau, tas klausimas apmokymo ten toksai sudėtingas. Bet turbūt nebus pagrindinė priežastis, nes yra tų liudijimų, kad moteris apmokydavo šiek tiek šaudyti. Tai čia, reiškia, Jadvygos Žaldenskaitės yra tas, kad ten kažkur tai pasislėpė kažkokio gryčio į papečkį leido šiek tiek pašaudyti, tiesiog į pečiaus kitą pusę, išorinę pusę. Tai galima buvo net ir miškuose ir galų galia tos pačius partizanus, jaunus, kurie prisijungdavo irgi bandydavo apmokyti, tai kažkiek to galima buvo daryti. Čia tikrai negalėtume laikyti to pagrindinę priežastim. Taktinė priežastis gali būti, nes čia yra garsus ir iš Ramanausko susirašinėjimo, kuris kitam partizanui patarė apie ryšininkus ir ką čia, tai sako, susirask moterį, reiškia patikimiau ir mažiau įtarimo. Tai tas, kad moteris galbūt kažkiek mažiau įtarimo iš sovietų pusės kels, bent jau pradžioje, čia ypač vėliau. Dar ta garsioji nuotrauka, kur yra Vytauto berods apygardos partizanai persirengę moterim. Taip. Tai tas persirengimo momentas, kur ten kai kas sako, kad čia jie juokavo, bet ne vienas toks, bent jau 2 yra nuotraukos ir keletą liudijimų dar, tai matomai toks paplitęs, kad taip, tai yra maskavimosi priemonė, gali senutę apsirengti ir tada mažiau įtarimo, bet čia labiau susiję bent jau karo pradžioje, tai su dokumentais ir kol dar vyko mobilizacija, Raudona armija, kol vyko Antrasis pasaulinis karas, tai tada vyrus tiesiog stabdydavo, tikrindavo dokumentus ir net tu išėjęs, ir partizanai kartais eidavo kažkur tai civiliais rūbais apsirengę su kažkokia, reiškia, tiesiog tvarkytis kažkokių reikalų. Tai tu galėjai pakliūti, jeigu tavo dokumentai netvarkingi, o natūraliai kaip jie bus tvarkingi, jeigu tu partizanauji arba slapstaisi. Tai va čia tada moteris karo pradžioje šiek tiek turėjo privalumą, po to jis, aišku, išnyko, jau tos taktinės priežastys nėra, ir tada jau, aišku, ateinama prie tų, globėjiškumas, tradiciškumas, ten, kaip čia moteris dabar su ginklu rankoje, moteris gyvybės davėjai negali būti jos atėmėjai, ir kad ir kaip banaliai tai skambėtų, iš tikrųjų, tai buvo tos priežastys, Dzūkas ir apie tai yra rašęs netgi apie tokį dalyką, kad, kažkokios paskalos pradeda sklisti. Jisai Dzūkijoje analizavo atvejus, analizavo ir moterų atvejų ir kažkokios paskalos sklinda. Ta pati Jadvyga Žaldenskaitė kalbėjo, kad net nepatogu buvo tvarkytis tos higienos dalykus, nes tu gyveni bunkeryje, 4, maža erdvė ir kur tas kažkokius, reiškia, higienos klausimus kaip padaryti. Tai įvairių dalykų, kurie tiesiog neskatino ir toks, sakykime, kompleksiškas dalykas, bet vis tiek atsiranda moterų, mes tikrai ne 1, ne 2, ne 10 atvejų turime ir dabar tyrimai vykdomi. Po turbūt, nebuvo aš pirmas, kuris tos tyrimus pradėjo, bet kažkaip jie po to įsisuko, tai natūraliai turbūt ir gal laikas jiems suėjo, ir gal kažkiek ta knyga pastumėjo, bet genocido rezistencijos tyrimo centre jau tokie kiekybiniai tyrimai, kurie yra apskaičiuoti, kiek siekia ir kokybiniai irgi, atsakyti kas ir kaip, tai manau, kad turėsime kažkokių dar platesnių pasvarstymų apie tai. Čia daug minčių išsakei, kelias sureaguoti norėčiau, tai pirmą į tą Tauro apygardos tokį rūstų dokumentą, Vinco Štrimo šturmo, aš, kai taip, jis toks tikrai tokio rūstaus tono, gal, tai mano pirminė hipotezė buvo, kad galbūt čia yra būdinga toms vietovėms, kur vadovaudavo vyresnio amžiaus karininkai, bet tada pasižiūrėjau, kad Štrimas tik tais 21 metų, tai šitas atkrenta, bet aš įsivaizdavau, kad ten koks ir ta pati Tauro apygarda, kur Sergijus Staniškis litas, irgi vienas vyriausių turbūt partizanų, gal net ir ilgiausiai išgyvenusių, išsislapščiusių, Dominikas Ječys Ažuolis Dainavos apygardoje, tas pats Juozas Šibaila Merainis, kad tokie jau vyresnio amžiaus, galbūt tas ir daugiau tradiciškai žiūri, bet tada šitas Štrimo atveju neišsilaiko, tai aš interpretuočiau turbūt, kad tiesiog tai yra reaktyvus dokumentas, atsižvelgiant į tai, kad gal vyrai truputį prisidirbo, kur nors su moterim, ar su priėmimu jų, ar su ieškojimu kaip pramogos, nes tai irgi yra labai didelė, reikia suprasti vis tiek tą vienatvę, tą kasdienybę niūrę partizanavimo, vis tiek į moteris buvo žiūrima kaip ir į pramogą, nors pavyzdžiui šitie
Balio Vaičėno dienoraštis, nors labai sunkiai pasiduoda kažkokiem dideliem apibendrinimam, bet ten matosi, kad kai šventės vyksta, tai yra galimybė pasikviesti moterų į bunkerį ir tiesiog pasikalbėti, išgerti. Dar ir tiesiog, kad šeimos nariai lankosi irgi, motinos, ten seseris ir taip toliau. Ir natūraliai, klegesys, dar kažkas ant toje kažkoje bunkerių grupėje, ar jeigu vasaros metu ten stovyklavietė, tai irgi toks reiškia. Jo, tai ir kitas dalykas, ką norėtųsi akcentuoti, tai labai, nežinau, ar vyrauja toks požiūris, ar nevyrauja, bet įsivaizduoti, kad partizanai yra svarbiausia ir tada po jų yra ryšininkai. Tai yra klaidingas požiūris. Partizanai be ryšininkų, be tos visos paramos, jie labai greitai būtų pasibaigęs partizaninis karas. Ne tik dėl to, kad tuo metu tada neįvyktų jokia centralizacija, nes visa centralizacija vyko būtent per ryšių mezgimą, kur galų gale atsirastų ryšiai, kurie apimtų visą Lietuvos partizanų tinklą ir kad tu galėtum, nežinau, iš Šiaulių kokio nors ten kaimuko susisiekti su Dainavos apygardos partizanais, kas yra Dzūkija. Tai be viso šito ir tuo užsimdavo žmonės, kurie dažniausiai nebūdavo tiesiogiai partizanų gretose. Aišku, jau ten tolimesniem kelionėm tai jau vis tiek reikėdavo personalijų, tas pats Ramanausko kartu su Grybinu Faustu vykimas pirmas susitikti su Žemaitijos partizanų atstovais, bet būtent akcentuoti, kad be šitos paramos tai partizanų karas būtų labai greitai pasibaigęs ir čia negalima skirstyti. Taip, čia tiek vyrų, tiek moterų. Čia nėra, kad ten moteris būtinai ryšininkės vien tik tai, ar ten būtinai vyrai įvairiai, netgi vyrų vadovybės, tos, kaip aš vadinu, tolimojo ryšio, ten Rožė Jankevičiūtė ir kai kurios kitos, jos būtent buvo moteris, nes irgi tas turbūt toks kažkokio neįtaltinumo ir kitų dalykų, plus, kad jos ten ar studijavo, ar buvo, dar vis turėjo gal kažkokius dokumentus, kodėl važiuoja, nes tai irgi, totalitariniai valstybei nėra taip paprasta, nes tu ir bilietą turi nusipirkti, asmens dokumentą pateikti ir tu važiuojant kažkur, kur tu čia važiuoji, netgi vėlyvoju sovietmečiu būdavo, kad kažkur važiuojant tu turėti komandiruotės lapelį, tai čia irgi, tiesiog, tas popierizmas, mes kartais jį nuvertinam, bet aš per paskaitą sovietikos irgi sakau, kad labai daug visokio popierizmo buvo, kuris dabar mums nesuvokiamas ir mums tada suvokti, ką reiškia judėti tokiam okupuotam krašte, irgi nėra taip paprasta. Iš kaimo į kaimą taip, bet ką tu veiki Vilniuje ir jeigu tave sustabdo, tiesiog rutininė patikra, darydavo milicininkai tiesiog rutiniškai patikrinti dokumentus, kažkokį įtarimą kelia ir tu jų neturi. Tai tada ir problemos, ir buvo čiagi susišaudimas Vilniuje, kur kažkaip partizanai dalyvavo, kažkurioje vienoje iš Pilies gatvės dabartinės, reiškia, kavinių, ten Štralio, man atrodo, ta kavinė, kur tiesiog, irgi ten kažkas jau paklausė dokumentų ir kažkoks įvyko, ir tada neturi ką daryti, atsišaudo. Tai. Jo, ir tada dar kitas dalykas dėl to, moterų patikėjimo užduotims, ryšiams ir panašiai, ir net vyrų persirengimo moteriams, tai keletą atvejų žinau ir pats buvau susitikęs dar su bent jau viena konkreti partizanė ateina į galvą, kuriai būrio vadas, su kuriuo ji nebuvo turbūt partizanė, jeigu gerai pamenu, taip iki galo, ji negyveno bunkeryje, bet būdavo labai arti partizanų. Ir būdavo labai vertinga ryšininkė, tai būrio vadas jai patikėdavo stribus likviduoti. Miestelį tiesiog, jeigu pasitaikytų progą, tiesiog siųsdavo su misija ir bent jau 2 ar 3 jie pati yra nušovusi ir tai rodo apie pasitikėjimą, kurį turėjo. Ir tas aš, kadangi nemažai dar teko tų gyvų pasakojimų surinkti, važinėjant po Lietuvą, lankant dar likusius gyvus partizanus nuo 2014 berods metų iki 2018, tai labai daug tų moterų savo pasakojimuose būtent akcentuodavo, kaip jomis būdavo pasitikima. Kad su tokia, kad būrio vadai maždaug neleisdavo kitiem partizanam prie manęs lyst, kad aš su nieko ten neužmegščiau romantiškų santykių, nes aš pernelyg vertinga kaip ryšininkė ir jeigu kas nors labai lysdavo ir man ten nepatikdavo, tai jis tada siūsdavo į kitą būrį, nes čia tokia jau, čia gal kiek romantizuotos tos istorijos, bet vis dėlto buvo. Ir irgi tiesiog keletą pavardžių dar istorijų, kurios atskleidžia tam tikrus aspektus, kurie gal nutylėti buvo, tai
tu minėjai, man tai atrodo, kad garsiausias, šiaip, kai pagalvojam apie moterį partizanę, tai šiaip yra, nors jos partizanavimas labai trumpai truko, tai yra Albina Neifaltienė, Pušelė, kuri dalyvavo Kalniškės mūšį, jos vyras buvo tų partizanų vadas. Lakūnas Jonas Neifalta, bet aš net nežinau, kodėl būtent ji yra garsiausia, ar čia dėl to, kad tokia mūšyje, tokia pirmoji herojiška mirtis, tokia labai konkrečiai apčiopima, ar dėl Jono Vaitkaus filmo vieni, kur kažkodėl tas mūšis vaizduojamas. Gali būti, kad patys partizanai, kadangi žinojo apie ją, nes pats Neifalta, man atrodo, dar išgyveno po Kalniškės mūšio, tai tiesiog jis tą pasakojo ir tada patys partizanai kažkiek tą legendą tokią jos, gerąją prasme skleidė, nes jie tą turėjo ir tada, galbūt po to ir persidavė. Tai kitas atvejis tada yra Kadžionių šeimos, Jonas Kadžionis, bėda, kurios dar netaip seniai čia Laisvės premiją atsiėmė ir iki šiol yra gyvas ir guvus partizanas, pasakojantis labai daug padaręs partizanų įamžinimui, partizanų atminčiai, tai jie su žmona buvo, kai prasidėjo išdavystės ir suėmimai aplinkui, jie buvo atkirsti nuo visų likusių partizanų ir jie iš esmės liko dviesi. Ir jie įsikūrė bunkeryje ir ten yra labai tokia dramatiška istorija, kad jiems sūnus tą bunkeryje gimė. Ir paskui juos suėmė, tas sūnus augo be tėvų, kita šeima jį priėmė ir paskui, kai žmona paleido jau iš tremties po kokių 8 metų berods, čia veiksmas 53 metai, man atrodo. Tai po tų 8 metų, kai grįžo, dar ten buvo klausimas, ar atiduos tą sūnų, ir ten buvo labai sudėtinga istorija. Tai čia tokių labai ir herojiškų ir tragiškų likimų buvo nemažai. Kitas pavyzdys jau iš žmonių, kuriuos aš lankiau, su kuriais kalbėjau, tai yra tokie Žemaičio apygardos Šatrijos rinktinės ryšininkė, tai tie patys kraštai iš esmės kaip Mariaus minėta Lūzaitė, tai yra tokia Julijona Zybartaitė Žibutienė, slapyvardžiu Liepsna, ir jie jau turbūt, jeigu gerai aš pamenu, tai jau labiau link vakarinės pusės, arčiau Klaipėdos krašto, buvo ryšininkė, tai ir ji turėjo ryšių su vokiečių, vienas vokiečių karininkas ją merginti bandė. Ir kai jie vokiečiai traukėsi karo pabaigoje, tai jis bandė ją išsivežti į Vokietiją, jie aišku nesutiko, bet jie kažkaip per jį sužinojo, kur vokiečiai buvo, kažkaip jie ten negalėjo išsivežti visų ginklų vienu metu, nes turbūt tiesiog nebeturėjo tam išteklių, resursų, ir tuo metu dar buvo viltis, kad ir vokiečiai tikėjosi, kad jie čia greitai grįž, neplanavo, kad jie pralaimės karą, ir lietuviai tikėjosi, kad vokiečiai dar grįž, ir maždaug ir tie ginklai buvo tiesiog užkasti, kažkur paslėpti, tai jį paskui su drauge tiesiog dviese arkliu iškasė tuos ginklus, jų visas dėžės, kur ten sveria neįsivaizduojamus kiekius, kaip jis sakė, man iki šiol dar sausgyslės sutrukinėjusios rankose yra nuo to, kaip mes kilnojom, ir jie tiesiog visą partizanų būrį apginklavo, kas apginkluoti partizanų būrį, tai yra čia neeilinis dalykas. Kitas dalykas yra irgi su atmintim, tai yra tokia Antanina Lukšytė slapyvardžiu Milda, jos yra labai graži nuotrauka išlikusi kartu su Baliukevičium, dzūko, Dainavos apygardos partizanė, Kazimieraičio rinktinės sąskrydyje 48 berods metais. Tai ji irgi buvo tokia vertinama ir ji labai daug eilėraščių kurdavo, dainelių, tai aišku, ten tas literatūros kritiko, ciniko požiūriu, tai yra labai primityvus ten tie kūriniai vis tiek, bet kad ji pasakoja, kad partizanai ją dažnai kreipdavosi, maždaug, kad Mildut, kai aš mirsiu, tai aš tikiuosi, kad ir apie mane kažką ten sudėsi kažkokią posmą, ir kad labai daug tų partizanų dainų, eilių, kurie mus pasiekia ir kurie irgi yra vertingas istorinis šaltinis, yra būtent moterų autorystė. Ir partizanių ar artimųjų, tai turbūt dažnesnis atvejis. O kitas dar irgi toks jau egzotiškas pavyzdys, irgi iš tos pačios Žemaičio apygardos Šatrijos rinktinės, tai yra tokia Kazimiera Rimeikytė, slapyvardžiu Vagilka, kuri buvo irgi ryšininkė,
bet jai pasakė vadas galų gale, kad, stop, tu turi nutraukti su mumis ryšius, nes, pražūsi kitaip. Nes čia matė jau, kad jautė turbūt, kad truputį darosi padėtis beviltiška, jautė kažkokį dėmesį iš saugumo. Ir jį tada klausė, tai ką man daryti. Tai ji gavo iš partizanų misiją parvežti tremtinius iš Sibiro į Lietuvą. Ir jį 2 kartus važiavo, tai vieną iš tų parvežtųjų aš net esu irgi sutikęs, kalbinęs, buvo labai jaunas, ten ilga tragiška istorija šeimos, bet žodžiu, kad jie išvažiavo dviese su vienu partizanu ir dar su savo seserim berods, tai 3 iš viso, tai jų pirma mintis buvo parsivežti jos šeimą ir va to partizano šeimą, tai iš tos partizano šeimos buvo likę tik tais 2 jaunesnis brolis ir sesuo, tai aš va tą jaunesnį brolį sutikau ir paskui grįžo jie iš tos pirmos ekspedicijos sėkmingai. Ir tada rengė antrą misiją, tai jie pasakojo, kad jie surinko apie 30 pasų, pavogė, ten pasai tuo metu tai buvo tiesiog popieriaus lapas iš esmės. Ranka rašyto. Tai kad pavogė iš girtų ūkininkų, pasiskolino iš žmonių ir tiesiog su tais pasais važiavo vėl į Sibirą. Tai tas partizanas Bidva jo pavardė, tai jisai važiavo prie Laptevo jūros ir ten jau jo misija nebuvo sėkminga, o jį į Komiją nuvažiavo ir iš Komijos liktais apdalino tremtinius ir jie paskui, aišku, necentralizuotai, bet po truputį pradėjo visi grįžinėti į Lietuvą. Tai irgi tokia įspūdinga istorija ir nežinau, čia verta turbūt atskirų tyrimų, patikrintot visą šitą liudijimą, kaip tai iš tiesų tikrovėje galėjo atrodyti, nes tikrai įdomus neeilinis atvejis. Tai žmonės kartais neįsivaizduoja, kaip ta tremtis, kad ten, kaip lagerį, kaip įsivaizduoja, bet iš tikrųjų tai ten gyvendavai tu pas kolchozę kažkokiam, kartais ten kolchozininko kažkokio gryčioj, kol nepasistatydavai savo ir turėdavai registruotis milicija arba vietinė NKVD ar MGB, ten jau priklausomai nuo laikotarpio įstaigoje ir ten dingdavai ir nieks galėdavo nežinoti. Jo, tai pavyzdžiui, tie 2 brolis ir sesuo, kurie liko Bidvos, tai juos ištrėmė su dar 3 broliais ir seserim ir su mama. Ir iš pradžių ten buvo, tam kaime užėjo 2 epidemijos. Iš pradžių viena nušienavo visus vaikus beveik, jie kažkaip dviese išgyveno, o paskui visus suaugusius. Ir ten buvo katastrofiška padėtis. Tai kai juos surado, jie buvo tiesiog vaikų namuose. Ir vaikų namų prižiūrėtojai sakė, kad imkit, nes jie čia toj arba iš šalčio, arba iš bado mirs ir mums nerūpi, vežkit jūs, kur juos norit. Taigi vaikai. Jo, tai čia mes, aišku, čia partizanų moterų turbūt taip net ir prašokom ir tokį žvilgsnį, ir tų istorijų labai daug, ir čia dar galim būtų analizuoti tiesiog pavienius, net plėsti tai, ką aš jau pasakiau apie tas priežastis ir ką darydavo, čia ryšininkių klausimas, tai kad tu gerai čia taip pasakai, kad iš esmės dar plačius horizontus atveria, bet turbūt tas toks bottom line, ta paskutinės tos eilutės ir būtų, kad nėra iš esmės, ypač tokioj partizaniniai kovoj, kažkokių civilių. Jeigu tu prisidedi, tai tu ir pavojuje esi vienas dalykas, bet kitas dalykas, kad tu esi vertingas. Tai yra ryšiai, tai yra aprūpinimas, nes ir tą pačią uniformą gauti ir ten ją sulopyti ir kitus dalykus daryti, tai yra darbas, kurį kažkas turi daryti. Ir čia mes bet kokiam kažkur, tai mes turėtume matyti moteris, jeigu taip jau paėmus su tokia platesnė prasme, čia totalinio karo ar kitų karų, arba apskritai civilius tokio pasipriešinimo judėjimo kaip bendro didelio mechanizmo, reiškia svarbius dėmenis, galima, jeigu norit, sraigtelius, bet svarbus raigteliai. Be to sraigto kažkas tai neveikia, kažkas tai nedirba. Ir čia tų atvejų kažkokių tai ir to pasitikėjimo. Čia man mintis kilo, prisiminiau, reaguojant į tai, kad tu sakei, kad čia
nežinau, kaip tai nuskambės, man tai tiesiog kilo tokia mintis anksčiau jau, kad kodėl kartais iš tikrųjų tos moteris ir apie jas tas pasakojimas yra toks kažkoks kitoks negu apie dalį vyrų. Na, aišku, ten apie tos iškiliuosius partizanus mes irgi tą turim, kad tai, ten jų kažkokios savybės asmens, bet apie moteris irgi labai daug tokių dalykų ir aš tada pagalvojau, kad tiesiog, kadangi daug vyrų prisijungdavo, tai natūraliai tarp jų buvo visokių ir buvo ir niekšų partizanų, buvo ir labai tokių, vidutiniškų, buvo gerų ir buvo puikių žmonių. Tuo tarpu moterų prisijungdavo nedaug ir tai prisijungdavo tie žmonės, kurie labai, kaip čia sakyti, savanoriškai ir labai motyvuotai dažnai prisijungdavo, aišku, kartais, verčiamos aplinkybių ir dalis jų tiesiog ir pasižymėjo, nes tas motyvuotumas buvo, tai yra, ar atlikti užduotį kažkokį ir apie tas pačias likvidavimo operacijas, tai yra ir ta pati Antosė Kultinytė Liepa, kuri vienintelė iš partizaninių moterų vadovavusi būriui, aišku, ten jau tėvūnijai, jau vėlyvieji laikai, ten jau tas tėvūnija, ten buvo vos keletas partizanų, bet iki tol jie irgi buvo patikėtos užduotys, reiškia, atlikti tos tokios likvidavimo ar žvalgymo operacijas prieš likvidavimą, aš tiksliai dabar nepamenu, bet buvo ta pati Monika Luzaitė, bent jau dviejais atvejais sudalyvavo tokioje, tai ne viena, bet irgi ėjo į tas operacijas, kurios skirtos buvo išsiaiškinti, kas čia vyksta vienu atveju, kitu atveju ir likviduoti. Tai irgi, tai nėra taip, kad sėdi bunkerį ir ten spausdina mašinėlę, nors tai ir pagrindinė funkcija, sakykime, nes visų pirma, tai raštinga, baigusi vidurinę mokyklą, ko kai kurie partizanai negalėjo išėjti 45 metais, tai nebūtinai buvo raštingas. Tai čia tas. Mes dar čia, jau matau, laikas mūsų išsenka, mes dar net nepalėtėm disidenčių rezistencijos, tos neginkluotos atveju, kur irgi, bet turbūt aš irgi tik trumpai ir buvau kažką pasiruošęs, nes ten jau visai kiti dalykai, ten jau net apie pilietiškumą kitoje plotmėje galima kalbėti, jau net ne... Tai gal ir pašnekėsim. Bet galima ateityje, kada laisvai. Tai ką? Gerai. Ačiū labai visiems besiklaususiems. Man atrodo, pavyko kažkiek, tai tikiuosi, pavyko praskleisti tą pilietinio pasipriešinimo arba kaip čia civiliai gali įsijungti į krašto gynybą, tai į tą temą. Tai dar kartą galite atsisukti laidos pradžią ir pasižiūrėti ir paklausyti tų mano minėtų nuorodų. Aš dar kartą jas galiu pakartoti, tai yra pasipriešinimas be lietuviškų ženklų, pasipriešinimas.kam.lt arba mobilizacijosmokykla.lt ir ten galite sužinoti daugiau informacijos. Ačiū visiems klaususiems, iki susiklausimo. Iki.